Kai pirmą kartą prabudau membranoje, panikuodamas ir springdamas amniono skysčiu, pradėjau draskyti mėsingą plėvę iš paskutiniųjų stengdamasis išsilaisvinti. Staiga pasigirdo plaukimo garsas ir iškritau ant purvinų gatvės trinkelių. Mano čiurną pervėrė veriantis skausmas. Šaltas lietus, daužydamas mano nuogą kūną, nuplojo visus membranos skysčius. Pabandžiau atsistoti, bet man nepavyko. Gatvė buvo visiškai nepažįstama. Keistas modernių ir priešistorinių pastatų kratinys visiškai nederėjo tarpusavį. Danguje virš galvos kaupėsi audros debesis, nesibaigiantys žaibai apšvietė apylinkės. Prie manęs priėjo vyras purvinais plaukais ir nuo lietaus varvančiais netvarkingais odiniais drabužiais. Jis nieko neištarė, tik stebėjo, kaip aš raitausi ant žemės. Prašau, padėk man, ištariau. Jis nė nemirktelėjo ir staigiu kojos judesiu sutripė mano veidą, sutraškinamas žandikaulį ir aptemdydamas mano regėjimą. Tada nieko nelaukdamas perėjo prie mano galūnių, kruopščiai vieną po kito sulaužė mano rankas ir kojas. Sulaužytas, nuogas ir rėkiantis. Negalėjau nieko padaryti, kad apsiginčiau jam pradėjus mane dar gyvą valgyti. Mano pirmas kartas pragare nebuvo neįprastas. Beveik niekas čia neišgyvena pirmos valandos. Ar tuo labiau pirmos nakties. Kai miršti pragare, viskas prasideda iš naujo. Atsirandi naujoje membranoje kitoje miesto dalyje. Po kiek laiko naujokai susipranta, jog privalo pulti pirmą pasitaikiusį žmogų. Ir tikėtina anksčiau ar vėliau jiems pasiseka kažką nužudyti. Tai vienintelė pragaro taisyklė. Stiprieji gyvena iš silpnųjų. Jei sugebi su tuo susigyventi, tau gali pasisekti įsitvirtinti pomirtinėme pasaulyje. Aš tau padėsiu. Įsivaizduok, kad tai yra tavo pragaro instrukcijų knygelė. Inferno pradedantiesiems. Tik negalvo, kad viską darau iš geros širdies. Kai mirsi, būsi man skolingas. Kol kas nesugalvos, kaip mane surasi. Garantuoju, anksčiau ir vėliau prasilenksime. Amžinybė yra ilgas laiko tarpas, tad neabejoju, jog turėsi progą. Daryk, ką liepiu, ir tavo šansai išvengti panašios pirmosios dienos bus daug didesni. Sveikas atvykęs į pragarą. Kai kurie prisiekia, kad mirė regėjo šviesą tunelio gale. Mano supratimu, tie žmonės regėjo haliucinacijas arba tiesiog meluoja. Dauguma iš mūsų atsibunda gimdymo membranoje kelios minutės po mirties. Pragaras yra aptekęs šitais bjauriais gelsvai rudais spogais, augančiais tiesiai iš plytų. Jau minėjau, kad pirmas dalykas, kurį privalai padaryti pragare, tai išsikrapštyti iš membranos ir pasiruošti kovoti. Bjauriausia, jog ne visi turi pakankamai jėgų, kad prasibrautų pro membraną, nes pragare gauni tą kūną, kuriame mirėjai. Jei numirei per jaunas ar per senas, teks susitaikyti su tuo. Tavęs laukia sunkia amžinybė vėl ir vėl skęstant amniono skystyje. Jei pavyksta išsilaisvinti iš membranos, nešvaistyk laiko bandydamas suvokti, kur atsirada ir kas vyksta. Atsistok ir pasiruoš gintis. Daug šansų, kad pirmas tavo sutiktas žmogus bus išbadėjęs. Pragare nėra jokių augalų ar gyvūnų, tad kanibalizmas vienintelė tavo išeitis, jei nenori mirti iš bado ir vėl viską pradėti iš naujo. Tavo tikslas užmušti pirmą sutiktą žmogų. Gali būti, kad nepavyksta padaryti iš pirmo karto. Dauguma pragaro gyventojų dėl savo būvio kovoja daug ilgiau nei tu. Jie gali būti apsirūpinę savadarbiais šarvais iš odos, metalo ar kaulų. Beveik nebejotina, kad jie turės kokį peilį ar kirvį. Visa tai tau bus labai naudinga, jei tik sugebėsi atimti. Kitas žingsnis – turėsi rasti pastogę. Pragare niekada nenustoja lyti ir plaučių uždegimas prastas būdas mirti. Tavo laimiai galėsi rinktis iš skirtingų pastatų. Tau pasisekė, jei svajoji gyventi apleistame dvare be pusės stogo.
Ir jokių baldų. Arba senovinėje egiptietiškoje lūšnoje. Jeigu žmonės kada nors yra tai pastatę, griūvanti to daikto versija bus ir pragare. Išsirink pastatą, nužudyk jame besiglaudžiančius ir įsikraustyk. Geriausi namai tie, kuriuose yra metalo nuolaužų ir medienos. Visą tai pravers ne tik gaminant ginklus, bet ir ieškant geriamo vandens. Dauguma gan greitai išsiaiškina, kad pragaro lietus kupinas ligų. Prieš geriant jį būtina nuvirti, tol turėsi išsiaiškinti, kaip užkurti laužą ir pasidaryti dubenėlį. Jeigu tau pavyko nužudyti pirmąjį žmogų, radai namus, tau visai gerai sekasi. Tiek pasiekęs norėsi niekada to neprarasti, bet taip nebus. Kažkas anksčiau ir vėliau tą nužudys. Ir turėsi pradėti iš naujo. Mano rekordas apie metai. Jei nori mane pralenkti, turėsi suprasti pragarą ir jo gyventojus. Pragaro gyventojai gali būti skirstomi į 2 kategorijas. Pirmieji išvežė mėsą. Tie, kurie ką tik išlipo iš membranos. Jie ką tik gimė ir nori aprangos ir įrankių, tad žudys, kad juos gautų. Antroji kategorija tai gyventojai, kurie mato šviežiai gimusius kaip greitą ir lengvą maisto, odos ir kaulų resursą. Gyventojams daug lengviau ir jie bandys išlaikyti savo statusą kiek įmanoma ilgiau. Tik nemanyk, kad gyventojai nežudo vienas kito. Pameni, kai sakiau, kad gauni tą kūną, kurį turėjai prieš pat mirštant. Šis faktas formuoja visą visuomenės branduolį. Istoriškai mūšiuose daugiausiai žudo vyrai. Tai reiškia, kad pragare yra daug jaunų stipraus sudėjimo vyrų tinkančių karui. Teks tuo susitaikyti, šie vaikinai kontroliuoja pragarą. Jei negali jų nugalėti, geriau daryk tai, ko iš tavęs reikalauja. Jei ilgai išgyvensi ir gebėsi pakankamai gerai kovoti, gali būti pakviestas prisijungti prie vienos iš gyventojų genčių. Tai grupė žmonių, kurie laikosi kartu, kad išliktų saugus. Patikėk manimi, pragaro gyvenimas tampa daug lengvesnis, jei esi grupės narys. Tačiau turėk omenyje, esi genties narys tol, kol esi gyventojas. Kai miršti, vėl tampi šviežia mėsa. Gentis yra panašiausias dalykas į civilizuotą visuomenę pragare. Jei esi genties dalis, turi žmonių, kurie bus tavo pusė ir tikriausiai tavęs nenužudys. Nebent bus tikrai blogai. Nesakau, kad tai idealios sąlygos, bet geriau nesitikėk. Man pavyko išgyventi visus metus tik dėl to, kad patekau į gentį. Kurį laiką gyvenimas buvo neblogas. Turėjome apie 50 karių ir įvalės merginų. Niekas į mus nesitaikė ir viduje buvo ramu, tad įprastinė baimė, kažkas pasmauks tau miegant buvo minimali. Galėjau amžinybę praleisti pakankamai patogiame gyvenime. Bet pragaras randa būdų sugadinti gerus dalykus. Matai, žmogiena ir virintas lietaus vanduo ne visiškai atitinka pilnavertę mitybą. Anksčiau ar vėliau net ir stipriausiai gyventojai miršta. Man neblogai sekėsi ir taip išgyvenau metus, bet paskutiniai keli mėnesiai buvo visiška kančia. Jei tikėčiau Dievo, galėčiau prisiekti, kad pragaras buvo sukurtas taip, kad niekas per ilgai neužsibūtų mitybos grandinės viršuje. Didžioji dalis prakeiktųjų gyvena Dise, pragaro mieste. Čia gimsta visa šviežia mėsa ir atsižvelgusi miesto dydį bei trumpą gyvenimo trukmę, dauguma žmonių praleidžia šimtmečius net neiškeldami kojos iš šio miesto. Patariu niekada nesužinoti, ką reiškia jį palikti. Gatvėse sunku, bet jei bandysi išeiti, bus dar sunkiau. Disos miestas supa dykynę pavadinimu Gehana. Iš pirmo žvilgsnio jį nieko neypatinga. Tiesiog tuščia pilka dykynė besitęsianti į begalybę. Kartais prakeiktieji praranda norą gyventi ir išeina klajoti į Gehaną. Dauguma jų niekada negrįžta. Labai seniai man teko vieną kartą išeiti. Nesvarbu, koks užgrūdintas tavo charakteris. Praleidus pakankamai laiko pragare pajusi, kaip jis tave gniuždo. Nebandysiu atgailauti ir nepasakosiu tau, koks geras žmogus esu ir kaip to nenusipelniau. Čia niekas negali nuoširdžiai pasakyti, kad negavo to, ko nusipelnė. Bet nesu blogio įsikūnymas. Ar bent jau
Toks nebuvau, kol nepatekau čia. Žudai ir kankini, nežinai, kad jie tai padarytų tau. Praėjus pakankamai laiko nebenori kartoti šito nesibaigiančio ciklo. Tada išeini į Gehaną. Pirmos kelios mylios nieko neypatingos. Priešingai negu visur kitur, Gehanoje nelyja, bet visa žemė nuklota pelenais. Ten pirmą kartą pamačiau pragaro dangų, kuris įprastai būna pasislėpęs už debesų. Vienalytė pilka masė ir balta saulė, kuri atrodo kaip pigi tikros saulės imitacija. Keliavau tolyn. Einant pro Gehaną praradau norą valgyti, gerti ar miegoti. Mano kūnas siro, bet man nerūpėjo. Nieko nejaučiau, net kai mano oda pradėjo luptis ir pradėjo matytis kaulai. Kuo toliau ėjau, tuo tuštesnis dariau. Siro ne tik mano kūnas, bet ir mintis. Kartais būdavo sunku suprasti, kur baigiuosi aš ir prasideda Gehana. Nežinau, kas būtų nutikę, jei būčiau ėjęs toliau, nežinau, ar noriu žinoti. Dalis manęs vis dar norėjo gyventi, tol atsigręžiau atgal. Buvau nuėjęs bent keletos savaičių kelią, bet apsisukęs pamačiau, jog esu už kelių žingsnių nuo ten, kur pradėjau. Grįžus į miestą, mano kūnas visiškai suiro. Kai išlindau iš membranos, prisiekiau daugiau niekada nekelti kojos į Gehaną. Yra būdų pabėgti iš pragaro. Turbūt savaime suprantama, nes kaipgi kitaip galėčiau dalintis visą šią informaciją. Kartais gyvieji sugalvoja, kad nori pasišnekėti su mirusiaisiais. Susiranda kristalų, smilkalų ar dvasių lentelių, tikėdamasis susisiekti su savo artimaisiais. Didžioji dauguma tiesiog apgaudinėja save įtikėdami, kad jiems pavyko užmegzti ryšį. Jie šypsosi arba verkia įsitikinę, kad su jais komunikuoja jų mylimas artimasis. Tačiau yra žmonių, kurie iš tikrųjų sugeba su mumis susisiekti. Jie gali atverti laikinus vartus tarp pragaro ir gyvųjų pasaulio, kuriuos mes matome kaip ugnies stulpą, nusidriekiantį iš debesų. Kai tik toks stulpas atsiranda, prakeiktieji daro viską, kad ten patektų pirmi. Nesi matęs tikro žmogaus pusės, kol nepamatei tūkstančių prakeiktųjų, besidraskančių ir lipančių vienas per kitą, kad tik taptų tuo, kuris pabėgs. Kraujas liejasi kiekvieną kartą užmezgus ryšį su negyvaisiais. Net pačios civilizuočiausios gentys išyra tą pačią sekundę, kai paaiškėja, kad vienas iš jų gali pabėgti. Jau 2 kartus buvau pabėgęs iš pragaro. Palikau savo kūną ir kilau ugnies stulpų tiesiai į viršų. Kai kurie tiki, kad įmanoma būti apsėstam demonu. Mano žiniomis demonai neegzistuoja. Tai, ką žmonės laiko demono apsėdimu, yra tik vienas iš prakeiktųjų bandantis savo naują kūną. Būkim atviri. Jei jau užsikovoji vietą, kad iš pragaro grįžtum į gyvųjų pasaulį, negalėsi ilgą laiką elgtis kaip pavyzdingas pilietis. Anksčiau ir vėliau mes perlenkėme lazdą. Kūnas, kuriame įsikuri miršta, arba jo šeima pasiduoda ir iškviečia egzorcistą. Ir mes vėl atsidurime membranoje. Dabar jau turėtum neblogai suprasti, ko galima tikėtis pragare. Žinai, kad išsikrapštęs iš gimdymo membranos privalai nužudyti pirmą sutiktą žmogų. Žinai, kad turi rasti drabužių, įrankių ir prieglobstį. Žinai, kad nepaisant to, ką pavyko pasiekti, vieną dieną vėl turėsi šviežios mėsos statusą. Disas yra didžiausias miestas, kokį tik gali įsivaizduoti. Gentis kovoja ir žūsta, bandydamas užsiimti savo teritoriją. Vienas netinkamas posūkis tau gali kainuoti gyvybę. Po kiek laiko pradėsi suprasti, kur gali ar negali eiti. Bei išsiugdysi intuiciją, kuri padės tau išgyventi kiek ilgiau nei vieną dieną. Nepaisant to, Dise yra kelios vietos, kurias privalai žinoti. Pirmoji jų Skuros gatvė. Papasakosiu tau apie pirmąjį kartą, kai pamačiau Skuros gatvę. Kai tik iškritau iš membranos, iš karto atsistojau ir pasirašiau kovoti. Aplinkui nieko nebuvo.
Gatvėje besitęsiančioje mylės nebuvo nei vieno žmogaus. Šiek tiek atsipalaidavau ir apsižvalgiau. Dauguma Diso gatvių yra lyg labirintai sudaryti iš pastatų tinklo. Didžiąją laiko dalį pragare praleidi paranoiškai įsitikinęs, kad už kiekvieno kampo tavęs kažkas tyko ir dažnai taip ir yra. Skuros gatvė netokia. Tai tiesi gatvė, kur tavo regėjimą riboja tik lietus ir tamsa. Ten jautiesi labiau pažeidžiamas nei bet kur kitur Dise. Didelė tuščia erdvė ir nieko aplinkui. Šalia to esi nuogas beginklis ir pragare. Bet aš žinau, ką turiu daryti. Pirmas žingsnis – rasti drabužių. Tuomet sužinau, iš kur Skuros gatvė gavo savo pavadinimą. Ant kiekvieno pastato ir kiekvieno išdaužto gatvės žibinto kabėjo nuluptos odos gabalai. Jau buvau praleidęs nemažai laiko pragare, kad manęs taip per daug negazdintų, bet meluočiau, jei sakyčiau, jog buvau visiškai nepaveiktas. Nežinau, kuo tai susiję, bet tai man priminė Kalėdas. Turbūt nes įprastai ant savo namų žmonės kabina vainikus ir lemputės. Prisiminiau su šeima leistą laiką ir Kalėdų rytą su savo vaikais. Žinoma, tokie jausmai čia nereikalingi. Nustūmiau jos gilyn ir nuo artimiausio pastato nutraukiau keletą odos gabalų. Jei jau kažkas pasistengė palikti medžiagų drabužiams, gal jų nepaėmus. Tuo metu dar nežinau, bet kiekvienas mano žingsnis Skuros gatvėje buvo stebimas. Tad, kai mane užpuolė, net nespėjau pamatyti užpuoliko. Ir mano kaukolė sutraškėjo nuo taiklaus smūgio. Kai nukritau žemę, jis nusitaikė į mano akis ir sukišo savo pirštus tiesiai į akiduobes. Aklas ir bejėgis, negalėjau nieko padaryti, kai jis pradėjo lupti mano odą. Nemaloni tiesa ta, kad kai kurie žmonės yra žiaurūs net ir pragaro standartais. Serijiniai žudikai, persekiotojai ir psichai. Visi galų gale pasiekė Skuros gatvę. Didžioji dalis prakeiktųjų sunaudojo visas nužudyto kūno dalis, tačiau čia žmonės mėgsta pasilikti trofėjus, kuriuos iškabinėja kaip masalą naujoms aukoms, kol patys tyko šešėliuose ir laukia geriausio momento puolimui. Jei atsiradai Skuros gatvėje, privalai greitai mąstyti. Pamiršk aprangą, tiesiog pasigriebk akmenį, medienos gabalą ar bet ką, kas galėtų būti tavo ginklas. Atokiai laikykis nuo šešėlių ir vis atsisuk pasižiūrėti už savęs. Turi kuo greičiau iš ten dingti. Pragare tave vysis, tai neišvengiama. Anksčiau ar vėliau sutiksi kažką stipresnį ar dydžio ar skaičiumi. Pamiršk apie garbingas kovas. Jei kas nors turėjo šansą tave nužudyti tau net nesipriešinant, gali nebijoti, kad būtent taip ir padarys. Kai bėgi, nežinai, kad tave tuoj nužudys, lengva pasimesti. Gali pamiršti, stebėti aplinką ir kartais tai dar blogiau negu mirti. Ūkiai yra pilni reklaminių lentų, žadančių nemokamą maistą ir apsaugą visiems, kurie yra pakankamai kvaili, kad jais patikėtų. Gentys kovojančios dėl tam tikros teritorijos mėgsta suvaryti žmonės iš gatvių į pramoninį kompleksą, kurį vadina savo namais. Gera žinia ta, kad šios gentys tavęs neužmuš. Bloga žinia ta, kad jie tave išnaudos kaip vergą. Jie suka tokį projekčiuką. Egzistuojantį taip pat ilgai, kiek galiu prisiminti. Negaliu pasakyti, kas tiksliai sugalvojo, kad pragare turėtų būti organizuota maisto gamyba. Žinau tik tai, kad ši mintis prilipo ir daugelį metų begalės genčių bandė šią svajonę paversti realybę. Jei jos tave pagaus, tikėkis tapti vergu. Ūkių gentys stengiasi išnaudoti membranas kaip maisto resursą. Visus, ką pagauna, jie verčia nuimti membranas nuo sienų, sutrinti pramoninėse cisternose, sumaišyti su krauju, kūno dalimis, lietaus vandeniu ir bet kuo kitu, kas galėtų padėti pagaminti sultinį. Vergo gyvenimas trumpas ir žiaurus, ypač kai šie yra naudojami vietoj bandymo triušių naujiesiems receptams. Amniono skystį galima gerti, jei esi visiškai beviltiškas,
Tačiau per daug jo prigėręs gali tikėtis ištuštinti skrandžio turinį per visas įmanomas kūno angas. Membranų mėsa visai kas kita. Negaliu tau tiksliai pasakyti, iš ko sudarytos gimdymo membranos. Kai kurie sako, kad iš mėsos, kiti mano, kad grybo. Tačiau tikrai žinau, kad su laiku jos atsistato. Suvalgy gabalėlį membranos ir per ateinančias kelias dienas nauja membrana išaugs tavo viduriuose. Maža paguoda, bet bent neišgyvensi tiek ilgai, kad pamatytum, kaip ji išauga prasibraudama pro tavo odą. Mirsi maždaug tuo metu, kai ims plyšti tavo skrandis. Jei tau pasiseks, tavo vergovė baigsis, kai gentis nuspręs, kad nori tikros mėsos. Jie nėra tokie kvaili, kad savo sultinį mėgintų patys. Tik ne pragare, kuriame niekada netrūksta vergų. Negaliu tavęs priversti laikytis atokiai nuo ūkių. Galiu tik patarti. Bet mano nuomonė, jei pastebi, kad esi varomas link vieno iš jų, geriausiai išeitis pasigriebti bet ką randi po ranka ir žūti ginantis, negu leistis būti pagautam. Mieliau jau 100 kartų pasirinksiu būti šviežia mėsa, nei dar vieną dieną praleisiu viename iš tų ūkių. Kapinės. Galbūt tu irgi gyveni ne visai pagal įprastas taisyklės ir socialinės normas. Ir šiek tiek nerimauji, kad pomirtinėme gyvenime liksi nesuprastas. Tokiu atveju rasi savo vietą kapinėse. Yra tam tikras tipas religinių fanatikų, kurie pragare jaučiasi kaip namie. Ir aš nekalbu apie davatkas, kurios uoliai meldžias, kad laimėtų loterijos bilietą ir mieliau praleis dukros gimtadienį negu sekmadienio mišias, bet iš tikrųjų ateina į bažnyčią apkalbėti kaimynės skyrybų. Aš kalbu apie žmonės, kurie pradėjo karus ir žudė, nes jiems liepė jų įsivaizduojamas dievas. Tai žmonės, kurie degino raganas, vertė rinktis tarp jų religijos arba nežmoniškų kankinimų ir nematė tame nieko blogo. Patekę į pragarą jie būna per daug kvaili, kad suprastų, kas nutiko. Kam susidurti su realybė, jei gali vaidinti, kad tai tikėjimo išbandymas. Kapinėse randa daug bendraminčių. Esu girdėjęs istorijų, kad vienu metu kapinės buvo sudarytos iš milžiniškos katedros, kurią supo 100 kilometrų nuo horizonto iki horizonto besidriekiantis kapai. Galbūt tai tiesa. Šiuo metu nėra jokio būdo tai patikrinti, bet dabar tai iš gatvėse rastų nuolaužų pastatytų šventyklų ir bažnyčių lūšnynas. Kur tik pažvelgsi, pamatysi keistus fanatikus, kurie visiems, kas nori ar nenori klausytis, skelbia savo iškreiptą nuodėmių išpirkimo versiją. Kūno marinimas yra pagrindinė kapinių veikla. Jei klausysi begalinių pamokslų, sužinosi, kad kūnas yra nedoras ir privalo būti išvalytas nuo nuodėmių. Ir kaip jiems pasisekė, kad jie gavo tokią šventą pareigą ir galimybę išpirkti save Dievo akivaizdoje. Kapinių žmonės turėjo daug laiko, kad įvaldytų kankinimo ir žeminimo meną. Aš būsiu pirmas, kuris prisipažins, kad nesu geras žmogus ir čia atsidūriau nebereikalo. Aš žudžiau, kankinau ir valgiau, bet pragare nerasi nei vieno, kuris nedarė to paties. Tačiau net ir aš galiu nuoširdžiai pasakyti, kad nesu net įsivaizdavęs to, kas vyksta kapinėse. Laikykis nuo kapinių kuo toliau. Tie žmonės nusprendė, kad pragaras nėra pakankamai baisus. Pamiršk apie išpirkimą, pamiršk Dievą, nes jis tave irgi pamiršo. Vienintelis kelias iš pragaro yra ugnies stulpas, kurio užkilęs perimsi gyvojo kūną. Jei nori pabėgti, susikoncentruok į šį vienintelį tikslą. Niekas tau negali pasiūlyti nuodėmių išpirkimo, bet daug kas gali pasiūlyti tau nežmoniškas ir beprasmes kančias. Man liko nedaug laiko. Jei noriu išties pasimėgauti gyvenimu žemėje, bijau, kad tuoj turėsiu kraustytis iš dabartinės vietos.
Kol kas man netrūko pramogų, bet šis kūnas nesutvertas kovoti ir tik laiko klausimas, kada kažkas atkreips dėmesį į dingstančius žmonės mano rajone. Kai pateksi į pragarą, greit suprasi, kad jis milžiniškas. Jau įspėjau tave apie porą vietų, su kuriamis yra tekę susidurti. Tai turėtų padėti suprasti, ko gali tikėtis. Kita vertus, net jei praleisčiau visą man likusį laiką bandydamas nupasakoti kiekvieną Diso rajoną, nemanau, kad man pavyktų apžvelgti daugiau nei kruopelytę to, ką pamatysi. Bet galiu tave supažindinti su kai kuriais prakeiktaisiais. Vikingas. Pamėgink prisiminti visas tau žinomas įžymybės. Esu tikras, pragare beveik nei viena iš jų nepasiektų daugiau negu paprastas mirtingasis. Gali pamiršti viską, ko išmokai žemėje. Čia vertinamas kito žmogaus savybės. Taip pat žinomumas ir turtai turimi žemėje mirus nieko nereikš. Retas yra pakankamai stiprus ar išprotėjęs, kad pragare turėtų reputaciją. Tačiau verta prisibijoti tų, kurie sugeba įsitvirtinti ir tampa žinomi. Vikingas yra viena iš pragaro legendų. Aukštas tvirto sudėjimo vyras su aštriais dantimis, krauju pasrūsiomis akimis ir nesibaigiančiais randais. Girdėjau istorijos, kad pirmąją dieną jam nepasisekė ir iš membranos jis iškrito tiesiai į būrį iš vergų genties. Šie apsidžiaugė pamatę šviežią mėsą, nieko nelaukdami puolė su savadarbiais ginklais ir šarvais. 1:12, beginklis ir ką tik atkeliavęs į pragarą. Dauguma jo padėtyje neturėtų net minimalių šansų išgyventi. Tuo tarpu vikingas instinktyviai išvengė kritinių smūgių, pagriebė pirmą pasitaikiusį užpuoliką ir sugebėjo plikomis rankomis trauštyti veidą. Sunku pasakyti, kiek šitose istorijose yra tiesos. Kol kas dar neteko susidurti su vikingu ir tiesa, kad norėčiau mūsų pažinti kiek įmanoma nutolinti. Tačiau žinau, kad pragare niekas be reikalo neišgarsėja. Įtariu, jog vienintelis, kuris žino visą tiesą, yra pats vikingas ir nemanau, kad jis ją lengvai dalinasi. Skalikai. Kai sutikau skalikus, jau nebuvau naujokas. Turėjau pasigaminęs rūbų ir medinę kuoką, sugebėjau rasti prieglobstį ir ant laužo kepiausi didelį mėsos gabalą. Trūko tik genties. Rajonas, kuriame gimiau, atrodė kaip lūšnynas net pagal Diso standartus. Vien lūšnos ir moliniai nameliai. Tokiose vietose geležies mažai, vos pakankamai, kad pasigaminčiau dubenėlį vandeniui. Žinau, kad tai prasta vieta genčiai. Mano planas buvo pavalgyti, nusidrožti 1 ar 2 peilius, jei netyčia netekčiau kuokos ir rasti pakankamai sausą vietą išsimiegoti. Tai padaręs, planavau iškeliauti ieškoti genties, kuri mane priimtų. Net ir pačios ramiausios genties krikštynos palieka keletą randų ir bent lūžusią nosį, todėl norėjau būti gerai pailsėjęs. Miegas pragare yra būtinas ir tuo pačiu labai pavojingas. Reikia pasistengti, kad surastum pakankamai pastogės turinčią vietą, tačiau turėtum šansą pabėgti, jei kažkas užkluptų. Net ir radęs tobulą slėptuvę negali miegoti ilgiau nei kelias valandas. Kiekvienas nors kiek įtartinas garsas turėtų tave gąsdinti. Tad žemas gerklinis riksmas tikrai atkreipė mano dėmesį. Iššokau iš paskubomis suregzto gulto, pakėliau kuoką ir atsakiau panašių garsų. Į mano pastatą įsliūkino moteris ir išsiplėtusiais vyžiai stebėjo mane. Atrodė prastos būklės, sudžiūvus nuoga, jos kūną dengė skausmingai atrodančios opos. Po pražiotomis lūpomis slepiasi išlūžę netaisyklingi dantys. Jos būklę įvertinti man te prireikė sekundės. Žinau, kad ji bent savaitę sunkiai vertėsi. Sprendžiant iš iššokusių šonkaulių ir įsipūtusio pilvo buvo galima suprasti, kad jai artėjo visiškas išbadėjimas. Ji buvo silpna, alkana ir beginklė. Aš ką tik pavalgiau, pasakiau garsiai, šiek tiek atsipalaiduodamas ir pamasuodamas kuoką.
Bet galvoje nuskambėjo kita mintis. Nėra tikslo atsisakyti šviežios mėsos, ypač kai maistas pats ateina. Vos man žengus pirmą žingsnį link jos, jis staiga apsisuko ir šlubuodama kreivomis kojomis nuskuodė į priešingą pusę. Įsitikinęs, kad lengvai galiu ją pavyti, pasileidau iš paskos. Nors ji ir neįtin mėsinga, bet galėsiu panaudoti jos kaulus. Nerangiai dėliodamas kojos ant purvinos žemės vijausi ją keletą kvartalų. Kai galiausiai priartėjau pakankamai arti, kad galėčiau užsimoti kuo, kai staiga sustojo. Jos judesys mane išmušė iš vėžių ir aš užkliuvau už jos kojos. Krentant ant žemės iš rankų pamečiau savo ginklą. Ji išleido tą patį žvėrišką garsą ir mano siaubų jos kaukimą atsakė dar fizinę šauksmą. Ta diena sužinojau 2 dalykus apie skalikus. Pirma, jie mąsto kaip žvėrių gauja, 100 ir net 1000 metų praleistų pragare išdilino žmogiškumą. Antra, žmogaus dantis ir nagai nėra pritaikyti neapdorotai mėsai. Bet labai norint gali būti panaudoti. Šiuolaikiniams gydytojams pragare retai kada sekasi. Jie per daug įpratę naudotis išmaniais įrankiais ir technologijomis, o akademinis mąstymas neparuošia smurtui ir žiaurumui. Tačiau, kaip ir visada, yra išimčių. Tai žmonės išmokę pritaikyti mediciną mūšio laukose, siūdami savo draugų žaizdas, nepaisant aplink skraidančių kulkosvaidžių šūvių. Senesniais laikais mirė šamanai, šventikai ir žiniuoniai, išgyvenę badus ir primityvius karus. Visi, kas sugeba gydyti žaizdas nepaisant siaubingų sąlygų. Jie turi vietą tarp vietinių gyventojų ir jų žinios suteikia tam tikrą statusą. Didžioji dalis chirurgų kaip įmanoma greičiau susiranda gentį. Jie ypač vertinami, jeigu sugeba atlikti operaciją su primityviais įrankiais. Titnagas, šiferis ar stiklo šukės atlieka skalpelio vaidmenį. Siūlus chirurgai gaminasi iš žmonių plaukų, o adatas kartais atstoja aštrios metalo atplaišos. Jei genties narys skundžiasi pūliuojančio opą, pūlinius išvalys chirurgas. Genties chirurgas tau gali išgelbėti gyvybę, bet procesas be anestetikų bus ne itin malonus. Būna ir vadinamo freelancerių chirurgų. Jie susikuria savo uniformą, tikėdami mintimi, kad prakeiktieji juos atpažins, jei tik visi atrodys panašiai. Tas dažnai nesuveikia. Visų pirma, mados keičiasi. Girdėjau, jog vienu metu jie dėvėdavo pakabukus iš kaulų. Dabar populiaru užsidėti kaukę. Freelancerių chirurgų labai nedaug, maždaug 1 iš 10 000. Jei kada vieną sutiksi, būk labai atsargus. Kartais sunku suprasti, ar tai neapsimetėlis prieš porą valandų nužudęs tikrą chirurgą ir perėmęs jo daiktus. Beje, chirurgai pragare nėra neliečiamieji. Prakeiktieji dažniau užpuls freelancerį, negu mainys savo įrankius, rūbus ar vergus jo paslaugas. Kai kurie specialiai apsimeta chirurgais, kad priviliotų silpnus ir sužeistus. Dise reklamos ne visada veikia pagal paskirtį. Jei po kauke iš tiesų bus freelanceris, vis tiek neturėtum atsipalaiduoti. Freelanceriai chirurgai įprastai nėra patys stabiliausi žmonės. Tiksliau, dažniausiai freelanceriai yra sadistai, psichopatai. Žinoma, yra nedidelė tikimybė, jog tave susius ir išsius savo keliu. Bet yra dar didesnė tikimybė, jog kažkam bus įdomiau be priežasties patyrinėti, kaip atrodo tavo viduriai. Gali paaiškėti, jog jie nori tapti serijiniais žudikais, tik dar neatrado savo vietos kuros gatvėje. Kiekvienam freelanceriui besistengiančiam atlikti sunkų darbą neįmanomomis sąlygomis yra dar daugiau apsimetėlių, kurie tiesiog nori išbandyti savo žaisliukus ant sužalotųjų ar nepajėgiančių apsiginti. Jei tau pakankamai pasisekė, gentyje turėsi chirurgą. Geriau ties jo ir apsistok. Kitu atveju išmok pats siūti savo žaizdas. Patikėk manimi, jei sugebi skaityti, esi protingesnis nei dauguma pragaro gyventojų. Visuotinis išsilavinimas dar tik tolimuose ateities planuose.
Kambionai. Nežinau, ar kambionai tikrai egzistuoja, bet papasakosiu, ką esu girdėjęs iš kitų. Tu gali nuspręsti, ką daryti su šitą informaciją asmeniškai. Tikiuosi, kad visa tai netikra. Kiek žinau, pragare visi yra nevaisingi. Beveik neįmanoma pastoti. Sakau beveik, nes jei tikėsime istorijomis, yra labai mažas šansas, kad įvyks apvaisinimas. Šiuo atveju šnekam apie tokią pat tikimybę, kaip susilaukti Siamo dvynių. Nes šios moters šansai išgyventi pragare 9 mėnesius beveik nuliniai. Tad mes kalbame apie tobulą audrą, 1 šansą iš milijardo, bet kai turėjom žinybę, tas šansas anksčiau ar vėliau ateina. Net ir bežionės spaudinėdama mašinėlės mygtukus anksčiau ar vėliau atkurs Šekspyro kūrinius, jei tik tam turėsim žinybę. Na, ir viso to rezultatas yra kambionas. Pragare pradėtas ir gimęs vaikas. Nesakau, kad jie egzistuoja, bet esu sutikęs žmogų, kuris prisiekia, jog tai yra tiesa ir yra tokį matęs. Taigi, panašu, kad šis galimai egzistavęs kambionas atrodė beveik kaip normalus vaikas. Motina priklausė genčiai, kuri dėl neaišku kokių priežasčių sugebėjo ją apsaugoti viso nėštumo metu. Įtariu, kad jiems patiems buvo įdomu pamatyti, kas iš to išsivystys. Jam gimus visa gentis sugužėjo jo apžiūrėti. Jų tarpe buvo ir vyras pasakojęs šią istoriją man. Vyras, kuris sutikau po daug metų ir galų gale nužudžiau. Kambionas atrodė beveik kaip normalus vaikas. Apart to, jog jo akis buvo mirusios, negyvos ir tuščios. Žinoma, vaikas buvo gyvas, raitės ir verkė kaip bet koks kitas kūdikis. Tačiau jo akis plačiai atvertas ne kaip įprasto naujagimio, kuris dažniausiai jas primerkia bandydamas prisitaikyti prie staiga užplūdusios šviesos. Kambiono akis neišdavė jokios emocijos ir tuščiai žvelgė į nieką. Istoriją pasakas vyras mirė anksčiau negu spėjo pamatyti, kas iš to išsivystė. Tad istorija staiga nutrūksta, bet jeigu tai tiesa, gali būti, kad pragaras tą dieną sukūrė dar vieną monstrą ir tapo dar šiek tiek pavojingesnis.